Ką reiškia sapnuoti laiptus? Sapnai apie laiptus paprastai praneša apie judėjimą įvairiose gyvenimo srityse. Tačiau tai nereiškia, kad jūsų kelias iki tikslo bus lengvas. Lipti laiptais aukštyn laukia sėkmė. Lipti laiptais žemyn laukia nuosmukio laikotarpis. Nukristi nuo laiptų – nuostoliai. Laiptus regėti – karjeros galimybės. Regėti sulūžusius laiptus – jūsų planai gali žlugti. Jei sapne matote griūvančius laiptus, tai gali simbolizuoti nestabilumą jūsų gyvenime. Šis sapnas gali būti ženklas iš naujo įvertinti savo pamatus ir atlikti reikiamus pakeitimus. Regėti laiptus be pabaigos – metas iš naujo permastyti savo gyvenimo siekius ir tikslus. Būti nustumtam laiptais žemyn gali atskleisti jūsų baimę dėl išdavystės ar nesėkmių, kurias sukelia išorinės jėgos. Jei sapnuojate, kad stumėte kitą žmogų nuo laiptų, tai gali atspindėti agresyvius impulsus arba kaltę dėl to, kad norite matyti, kaip kiti patiria nesėkmę. Lipti laiptais į dangų reiškia, kad siekiate aukštesnio dvasinio išsipildymo ar nušvitimo. Suklupimas ant laiptelio sapne rodo, kad jūsų kelyje gali įvykti nedidelė nesėkmė arba klaida. Mediniai laiptai sapne reiškia natūralią pažangą arba kelionę, kuri atitinka jūsų vidinės vertybės. Stikliniai laiptai rodo skaidrumo poreikį jūsų kelyje. Metaliniai laiptai sapne rodo atsparumą ir stiprybę. Laiptų sapnai senovės kultūrose. Laiptai egiptiečių sapnuose buvo suvokimi kaip keliai į pomirtinį gyvenimą ar aukštesnės žinias, simbolizuojantis pakilimą dvasinėje ar žemiškoje sferoje. Graikai tikėjo, kad laiptai sapnuose yra susiję su dievų žinia, reiškiančia pažangą arba nuopolį priklausomai nuo dievų palankumo. Senovės krikščionybėje laiptai reiškia ryšį tarp žemės ir dangaus, kaip matyti Jokūbo sapne apie kopečias siekiančias dangų. Tikiuosi, kad šis vaizdo įrašas suteikė jums naujų minčių ir padėjo geriau suprasti likimo ženklus. Jei jums patiko, prenumeruokite mūsų kanalą, kad nepraleistumėte būsimų vaizdo įrašų. Ir spustelkite mygtuką patinka, jei norite mus palaikyti. Iki pasimatymo.